Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandieną šiek tiek palieskim politikos veikėjus ir kodėl aš šiandien sugalvojau vieną jų pažiūrėti, tai yra Remigijų Žemaitaitį. Todėl, kad didesnės apimties tokio lingvistinio viduriavimo niekada nesu mačiusi niekur. Tai pirmas žmogus, kuris mano akise tiesiog viduriuoja žodžiu. Ir man pasidarė įdomu, todėl galvoju, kad ir šį kartą panagrinėsiu, kodėl taip yra ir kur rizikos ir kur privalumai. Ir jeigu jūs turit kažkokį žmogų iš mūsų viešos erdvės, kurių datos yra viešai prieinamos, parašykit, aš panagrinėsiu, jeigu jų dar nesu nagrinėjusi. Tai kodėl vyksta tas žodinis toks viduriavimas? Ir labai didelio kalbėjimo duomenų srauto aš nematau. Todėl, kad žmogus ateina į dar labai jauną sielą. Jeigu mes turim 4 vibracinius dažnius, meilė, šeima ir patys tie pirminiai poreikiai, tai jis praktiškai labai nedaug nutolęs. Antroji vibraciniai zonai, bet tik tai antras žingsnis toj antroj intelekto linijos vibracijoje. Visas jo patirčių dalykas, ką jis čia turi pasiimti, tai yra per bendravimą. Štai iš čia ateina noras kalbėti, būti kompanijose, būti girdimam, būti pripažintam visur, viską per bendravimą. Jis ateina patirčių per bendravimą. Šitie žmonės būna puikūs juristai, vėlgi nuo to, kokiame vibracinėme lygyje jis yra. Jis būtų puikus politikas, jeigu jis būtų 4 vibraciniam dažnį, bet jis tada ir visai kitai bendrautų, mes suprantam, ar ne? O jis yra, žinot, tas, kuriam dar reikia galbūt daugiausiai dėmesio skirti šeimai ir vaikams ir, tarkim, padaryti, įkurti arba sugalvoti kažkokį veiklą arba verslą su kolega. Va čia jis, jeigu dėtų visas pastangas, šeima ir vystymasis su kolegomis, mokslinio laipsnio siekimas, kažkoks ėjimas karjeroje moksle, va tai būtų jam. Bet kai toks, sakykime, žalias varliukas, sielos prasme, ateina ir per tą savo norą kalbėti į tą lygmenį, kur gali vesti tautą arba daryti sprendimus svarbius tautai. Čia jau jis atrodo juokingai. Galbūt ne visiems, daug kas už jį balsavo kažkaip ir kažkur. Man tai atrodo visiškai juokingai ir tik dėl to aš pasižiūrėjau. Žmonės aplinkoje aš jau iš karto matau, kurie yra kokiam vibraciniam dažnį. Galiu ten apsirikti gal labai retais atvejais. Todėl, kad tai jau yra patirtis ir tai yra tam tikri šablonai, kaip žmonės elgiasi. Tai kalbėjimas jo yra tik dėl to, kad jam reikia kalbėti. Dėstyti jam tinka, visos auditorijos per diskusiją. Bet kas yra jo rizikoje didžiausiai, tai yra konfliktai, ką jis ir gaus, būdamas politikoje, ir jį tai taip nutiekš stipriai. Antra jo rizika tai yra pastatymas politikos ir tų visų žaidimų aukščiau šeimos, vaikų priežiūros, bendravimo su šeima ir vaikais ir kūrybos ir statymo proceso kartu su šeima ir vaikais. Tie 2 dalykai, konfliktai ir šitas šeimos antro plano toks pastatymas, jį nuves žemyn. Jeigu jis siektų mokslo dalykų, tai netimtų tiek iš jo, ar mokslo, ar profesinio tobulėjimo, ar pasidalinimo žiniomis tokiomis, kur jis jau pasiekė, tas jį augintų. Dabar jam tiesiog niekas neatsidarys rimtų kelių, nes jis pirmiausiai turi praeiti tam tikrus kelius, kad atsirastų šitame. Tai šeimos nustumimas į antrą planą, kas visada vyksta, kai tu esi politikoje, žmogui, kuris tik išėjęs iš šeimos pamokų, jį numes atgal. Kaip tai gali atrodyti gyvenime? Tai gali būti skyrybos, tai gali būti žmonos kažkoks kitas pasirinkimas, tai gali būti
viskas, kas būtent ir suardys santykių su pačiais artimiausiais žmonėmis. Kas dar duoda jo tokį aršumą ir nenorą girdėti kitos nuomonės, todėl kad pagal duomenis šitas žmogus praeitam gyvenime su juo buvo susidorota. Užpuolimas ar bet koks kitas intelektinis susidorojimas su juo yra buvęs. Ir jeigu šitas žmogus, kaip sakoma liaudyje, lips ant ragų, eis per kovą ir konfliktą, vėlgi, jeigu jis neitų į šitą sritį politikos, nes čia užprogramuota kova ir konfliktas, jis nepapultų, jis eitų per augimą, per žinias ir to konflikto nebūtų, ar ne? O jeigu jis eis per konfliktą, su juo lygiai taip pat bus susidorota ir jis bus arba viešai kažko apkaltintas ir išmestas, arba per politinius kažkokius intrigų dalykus, bet tai bus einant per konfliktą. O ką mes matom, tai jis nelabai ir nori girdėti ir nesupranta aplamai, kokia reikšmė yra kitos nuomonės. Jis atėjo ir išviduriavo. Ir va tas toks jo dalykas aplinkoj visada provokuoja jo atžvilgių negatyvą ir tai užprogramuoja jo buvimą konfliktiniai zonai visada, todėl kad jis neužaugo iki konstruktyvaus kažkokio mąstymo, dialogo, todėl kad nepraėjo tam tikrų pamokų. Jo karminiai dalykai ir kliūtis ir yra susijęs su vaikais, todėl aš ir sakau, kad kai jis atiduoda didesnę gyvenimo dalį dabar kažkam, ko dar yra visai neužaugęs ir iki to nepasiekęs, o nubraukia tai, ką privalo daryti ir ką jis ir gali realiai padaryti šiandien, vat šitas yra karmiška ir karminiai momentai gali pradėti užsisukti, kaip ir sakau, šeimos kažkokios problemos gali pradėti lysti, nes žmogus eina atgal, eina į minusą. Jo yra socialinė užduotis, viena iš pasiekimo tikslų ir irgi tokios kovos, bet kova, jeigu žmogus supranta teisingai, jis savo gyvenime kovoja ir su savo trūkumais, ir su savo kažkokiamis kliūtimis, bet kovoja ta tikslų siekimo prasme, o ne konflikto ir lipimo kažkam per galvą prasme. Tai jeigu jis kovotų per reikalavimą savo, dėl savo iškeltų tikslų, būtų viskas tvarkoja. Bet žmogus pirmiausiai nepasiekęs dar šito dalyko, nesupratęs ir einantis klystkeliais, jau ateina į tą poziciją, kur gali daryti įtaką tautos keliui. Ir to niekada neleis padaryti, juo labiau, kad jo ženkle, būtent ekstremaliuose situacijose, o politika visada ekstremali situacija, jis yra visiškai pasimetęs. Ir ką aš šiandien savo visiškai aiškiai galiu pasakyti, tai kad jo tas pasimetimas būtent ir atsispindi tame žodinėme viduriavime. Nes kai yra kažkokia konfliktinė situacija arba ekstremali, jis pasako visiškai viską ir tame lovyje galbūt kažkas atras savo. Va tai ir yra viduriavimas, nes jis ten yra pasimetęs, todėl jisai per tą dozę kalbėjimo išmeta viską. Tai daug esu nagrinėjus, ypatingai prieš rinkimus, žmonių, detalizacijų ir tikrai ateiti vesti tautą gali 4 dažnio vibracinio siela. Gal 3, tai minimum, bet kai ateina 2 ir 1, tai supraskim, kad tai yra tik jo patirtys, jis iš to tikrai gaus patirčių, jam tikrai bus neįkainuojamos tos patirtys, bet visi mes iš to neturėsim nieko. Tai ačiū Jums ir jeigu turit kažkokių užklausų, parašykit, panagrinėsim viešai. Ačiū.